Jo, nu pirmą kartą tokį matau. Nu čia pafilmuok. Sveiki visi, vėl su jumis Raudoni vartai. Ir šiandien pas mus Lexus CT. Atvažiavo žmogus, skundžiasi bateriją, to ardysim, statysim ant stendo. Matosi, kad visa baterija buvo užpilta vandeniu. Žinau, ten vandeniu buvo užpilta, išardėm tą CT-škę, kaip ir vanduo buvo, čia proardėm, čia jau ir tepalas viduj. Nu pirmą kartą tokį matau. Pilna tragedija. Čia turėjo būti kamštis plasmasinis. Šitoj vietoj nieko nėra, visas aušinimas tiesiai kiaurai. Nu jo. Nu tai va, visa baterija pilnai užkišta dulkiam, rankos visas riebalotas. Nežinau, kas čia daryta. Toj prapusim, statysim ant stendo. Po tokios išvaizdos baterijos mes galvojam, kad ten nieko nebus. Stendas mums parodė tą patį. Mes jau galima pasakyti neklystam. Klientas pasirinko 18 metų bateriją nuo CHR, labai geras variantas. Pastatėm, tikrinam, viskas gerai, ventiliatoriai pučia, atiduodam, metai laiko garantiją. Nepamirškit tapti mūsų sekėjų, statykit mums laiką arba Husky.